Esame 125 metrų aukštyje ant Europos pastato. Vos po kelių minučių štai šis vaikinas bandys pasiekti Lietuvos, o gal ir net pasaulio rekordą. Besiruošdamas šuoliui 20-metis Arvydas Vasiliauskas susikaupęs. Dangoraižio aikštelėje jis su pagalbininkais užsideda specialią apsaugą, prie kurios tvirtinamos virvės. Vos kelios minutės ir jis sklendžia 50 metrų laisvame kritime. Aukštai. Tiesiog toks jausmas ir galvoju, dabar aš krisiu daug. Galvoju, iššokau, žiūriu, langai vis bėga ir pagaliau stabdymas. Tai kažkas nerealaus. Antras šuolininkas, 23 mergina. Evelina Jasukynaitė sako nei kiek nepavydinti, kad jai tek šokti antrai. Be to prasitarė, kad ateityje planuojama šokti dar ne nuo vieno pastato. Mes taip tarėmės, aš norėjau antroji šokti. Kodėl? Kad pamatytum? Ne, kad pamatyčiau. Čia yra, tarkim, garbės reikalas ir Arvydas to labiau nusipelnęs, kadangi jisai yra pradininkas, jisai visą šitą pradėjo ir jisai jam pirmenybė. Galbūt, kai aš turėsiu tokį stažą gražų 5 metų, galbūt nuo kito objekto aš pirmą šoksiu. Tiesa, neaišku, ar šie laisvo kritimo šuoliai nuo pastato bus įrašyti į Lietuvos rekordų knygą. Mat ją pildančios agentūros atstovai nepasirodė. Abu šuolininkai tikina, kad tai nemenkina noro siekti dar geresnių rezultatų šiame neįprastame sporte, kuris daugiau žinomas užsienio šalyse. Reporterė Rita Gečiūnaitė, Vilnius.